Taip, gerą dieną visiems kolegos. Šiandien trumpai noriu irgi pakalbėti apie labai tokią opį temą. Tai pasiūlymas darbdavio, žodinis pasiūlymas nutraukti darbo santykius pagal 55 straipsnį savo norų arba šalių susitarimų. Tai tikrai praktikoje vyksta tokių negerų dalykų, kad nors ir darbo kodeksas rašo, kad raštu turi būti, daleiskim, pasiūlymas dėl šalių susitarimų, ten kaip ir darbuotojas gali siūlyti, taip ir darbdavys. Taip pat dėl 56 straipsnių, tai darbuotojas turi raštu prašyti, bet praktika yra tokia, kad darbdaviai tiesiog priverčia tą pačią dieną pasirašyti savo norų arba tą pačią dieną siūlo pasirašyti šalių susitarimų ir kaip taisyklė vyksta tokie psichologinio smurto, nežinau, kaip egzekucijos, galėčiau taip ir pavadinti, nes iš tikrųjų praktikoje daug susidūręs esu. Ir tiesiog, kad darbuotojai ateina, pavyzdžiui, kviečia vadovybę, ten 2-3 žmonės, personalai visokie ten, vadovai. Ir sugeba tai padaryti, kad žmogus tiesiog kaip užzombotas, jisai viską pasirašo ir tiesiog jau po to labai sunku kažką tai pakeisti. Tai dabar neseniai atvejis pas mane buvo geležinkelį, tai aš nesakysiu ne vardą, ne pavardės, aišku, bet darbuotoja paskambina jau po kito pokalbio, vos kalbantį, ir tiesiog sako, privertė, nežinau kaip, akise tamsu buvo, pasirašiau ir viskas, Tai šitą dalyką sustabdžiau, dabar vyksta kažkoks tai tyrimas, aš dar nežinau, bet čia tiesiog čia kaip, ką žinau ir kas vyksta dabar. Dabar ką reikia daryti tokiu atveju. Kaip ir dėl šitų, kaip aš ir kalbėjau, dėl tų rašyti, žodžių pasiaiškinimus rašyti, jūs to neprivalot daryti. Jeigu jūs kažkur tai kviečia ir siūlo ten, šiandien pasirašyk, davai, yra jau tau pasiūlymas. Žinoma, kad jūs stresuojat, tą pačią dieną kažką tai darot, bet aš noriu visus perspėti. Prieš jūs daromas tiesiog, negaliu sakyti pažeidimas, čia galima sakyti nusikaltimas. Jūs galite iškart tiesiog atsistoti ir išeiti. Aš žinau atveju, kada net neleidžia išeiti, sako, ne, palaukit, kol nepasirašysit, jums negalima pasišalinti. Tai čia galima traktuoti kaip laisvės atimimas, jūs jokiam ten, nežinau, nekalėjime, jūs darbo santykiai, tai čia laisva valia ir jūsų dirbti ten, tai jums niekas negali uždrausti išeiti ir taip toliau. Tai ką aš patarčiau visada daryti, visi bijo kažkodėl, tai aš ne vienam, nežinau, kurie mane klausė, ką daryti, tai aš visada sakydavau, kad jūs turit pasitraukti, arba iškart, jeigu neleidžia, ar kaip jūs jaučiatės, aišku, blogai, kvieskit greitai, tiesiog skambinkit 112, iškvieskit greitąją ir pasibaigs labai greitai, tie vadovai išsilakstys, po to jūs ir greitai, kada atvažiuos ir neras, to labiau. Jeigu greitai galima, kažkas tai nori greitai kviesti, aš patardavau ir policiją kviesti tokiu atveju, tai visgi būtų užregistruotas įvykis, kad, iš tikrųjų psichologiškai smurtauja. Po to tegul aiškinasi visų vadovybė, kas ten buvo, ko ten nebuvo. Aišku, vadovų ten daugiau, sakys, kad mes nieko nedarėm, bet faktas bus užregistruotas, kad jūs patirėt kažkokį tai smurtą nuo vadovybės. Ir nereikia bijot, kad čia, aš būsiu kaltas, ne. Jūs mokat mokesčius, policija gauna atlyginimus, jų pareiga užtikrinti visų mūsų saugumą. O toks dalykas prieš darbuotojus, tai aš traktuoju, kad čia tikrai pasikėsinimas į jūsų gyvenimą, nes po tokių pokalbių žmogus su stresu, gerai, jeigu jisai kažkur tai išeis po darbo, ne į tą autobusą atsisės, tai kas nors gali ir po automobiliu patekti tokio streso būsinai. Tai šitoj vietoj tikrai patarčiau save apginti, nes, jūs negalite taip, tokia dabar praktika, visi visko bijo, bet kol nebus, pavyzdžiui, kokio nors tokio vieno precedento, kad darbuotojas kažkur tai iškvies policiją ten, arba ten, nežinau, greitai, ten kažkur tai žiniasklaida parodys tą atvejį, nėra ko bijo, tai tiesiog ta praktika kažkaip tai galbūt išnyktų, nes dabar tiesiog taip daro visuose, kiek ginčiuose dalyvauju, žmogus pasirašo savo norų tą pačią dieną, po to jau, kada praeina keletą dienų, jau supranta, kad ką jisai čia pridarė, jau ginčą atleidimą ir nori ten labai sudėtinga jau kažką tai padaryti. Iš tikrųjų reikia įrodyti, kad buvo daromas psichologinis smurtas. Tai
Daleiskim, jeigu jūs ten dar įrašą darėte, ten kažką tai galima, bet daugumos atveju žmonės neturi įrašų nieko, jie tiesiog sako, komisija klausia, čia jūsų parašas, taip, mano parašas, tai kam jūs pastatėt, aš vas nesugeba paaiškinti, kad jisai toj būsinai kaip užzombuotas tiesiog, bet žmonės turi suprasti, kad tuo laiku jūs tiesiog turit, kad, nuo jūsų atsikabintų, tiesiog paimti telefoną ir paskambinti 112 ir sakyti, kad prieš man daromas psichologinis smurtas, mane bando priversti, tai jūs dar nespėsite iki galo visko pasakyti, tai ne vieno šito vadovo nebus jau kabinete, jie išsilakstys kaip žiurkės. Tai aš jums šitą garantuoju, jūs nebijokit. Iš tikrųjų, nes man ir dėl šito video niekas priekaištų negalės sakyti, kad ką jūs čia ten platinat. Aš sakau realius dalykus. Jeigu prieš jūsų daromas psichologinis smurtas, jūs neturite tylėti. Jūsgi nebijo tikriausiai, jeigu eini ten namo, kažkas tai jūs sumušė, ar ten pavogė iš jūsų kažką tai. Jeigu jūs bijot paskambinti policiją, kad nusikaltimas būtų tas atskleistas ir taip toliau. Šito aš tai suprantu, kad niekas nebijo, bet visi bijo darbo santykiuose kažkokių tai tokių dalykų, kad iškvies policiją, ar iškvies greitąją kažkokią tai. Tai man šitas nesuprantamas. Tai žinokit, čia nėra nieko blogo. Jūs patys save, jeigu neapginsit, tai neapgins jūs niekas. Po to ir advokatai gali neapginti, kada jau bus viskas per vėlų. Tai aš tai tikrai noriu pasidalinti vieną, nežinau, prieš 15 metų, gal mažiau, prieš 13 metų ar 12 metų aš dar dirbau geležinkelį. Tai buvau tokioj pačioj situacijoje, man ten tokių ne pokalbiai, ten, kaip sakyti, su vadovybė, buvo operatyviniai pasitarimai, kur atvažiuodavo iš direkcijos 10 žmonių, aš vienas sėdėdavau, darydavau spaudimą, tai tokių atvejų buvo gal virš 20, daugiau, nežinau. Bet vieną kartą man buvo operatyvinis su mano kolega darbo, ten dėl neva kažkokių tai pažeidimų, mes po to teismą laimėjom. Tai irgi, toks buvo spaudimas, kad aš visada, kaip sakyti, atsparus buvau tokiem dalykam. Komisija mes geležinkelį praeidavom labai griežta, spaudimas visada buvo 120-80, pas kitą darbuotoją irgi sportininkas, tai irgi iškviečiau aš asmeniškai greitai pagalbą, atvažiavo į stotį, atėjo pas mus, kur mes buvom, pamatavo spaudimą, tai man buvo 180, jeigu neklystu dabar, ar 190, o kitam darbuotojui buvo virš 200, ten 220. Tai jį net į ligoninę nuvežė, jisai ten patikrinimus darė ir po to buvo nedarbingas dar kažkiek tai laiko. Aš tai buvau irgi su vadovybės mašina į polikliniką savo naujininkų nuvežtas. Ten pamatuotas spaudimas vis tiek jau buvo sumažėjęs, ten buvo kažkur tai 160, bet ir mano gydytojas, nes pasakė, pas mane šitas žmogus praeina komisiją jau 20 metų. Nuolat 120-80 ir dar pradėjo rėkant to vadovo, ką jūs ten išdarinėjot pas save darbę ir taip toliau. Tai žinokit, čia yra normalus dalykas. Jūs šito ne tik, kad negalit nebijot, jūs neturit teisės to bijot. Jeigu prieš jūs daromi neteisėti veiksmai, jūs nedvejodami skambinat policiją arba skambinat greitai, iškviečiat ir viskas, nes jums iškart, jaučiat, kad psichologiškai jūs kažką tai patirėt, viskas, jūs tą turi teisę daryti. Tai čia toks trumpas, aišku, video, bet tiesiog žinokit, niekada nebijokit šitų dalykų, nes tikrai paminėsiu dar kartą, jeigu jūs save neapginsit, tai kolegos, labai bus sudėtinga apginti ir man, ir kitiems, tai mano nariai, tai aš visus savo narius, tai sakau, jeigu jūs bijo, tai skambinkit man, aš jau pats iškviesiu, net pasakysiu, kad ten tikriausiai gali būti labai blogi dalykai, tai gal kokį nors iškviestų arą, tai būtų išvis puiku, kada kažkokius vadovus išvežtų, tai parodytų per žiniasklaidą, tai tokie dalykai būtų labai greitai sustabdyti ir pasikeistųsi praktika, tas bendravimas, nes darbdavys turi raštu visus dalykus tokius siūlyt, jūs namuose galite apgalvoti, pasitarti su šeima ir tada priims sprendimą. Tam numatytas 5 darbo dienų laikotarpis. Tai kolegos, šiandien būtų tiek dėl šitos temos. Ačiū visiems, kaip žiūrit. Nepamirškit prisirašyti prie kanalo ir visiems gražios likusios dienos.